Sveiki kūrėjai. Etsy labai netikėtai paserviravo įdomią naujieną. Dar nežinau, kiek jinai veiks ar turės prasmės, bet vakar vakare, bent jau aš apie tai sužinojau tik tai šiandien labai anksti ryte, kiti mano sekami Etsy analitikai turbūt, ar ne, konsultantai pastebėjo tą vakar vakare, pasikeitė reklamos valdymas gana stipriai. Tai šiandien apie tai pakalbėsiu trumpai, dėl to, kad tai visiškai naujas dalykas, negaliu nieko labai analitiško pasakyti, nes pati tik tais dabar įsijungiau ir pabandysiu, pasižiūrėsiu, paskui, kai bus daugiau informacijos, galėsiu ją pasidalinti. Tai tiem, kas prisijungė pirmą kartą, mano vardas Aistė, daugiau apie mane ir mano parduotuvės ir Etsy konsultacijas galite pasižiūrėti etsykonsultacijos.lt. Jeigu norite šituos video pamatyti iš karto, kai jie atsiranda, tai prenumeruokit mano kanalą, nes neturiu dėja normalaus grafiko, nes neturiu laiko elementariai nuolat kažkokį tai turinį jums pateikti, tai turinį įrašau tada, kai yra kažkas svarbaus, kaip šiandien. Tai kas atsitiko su tom Etsy reklamom? Kažkada seniai, prieš 100 metų, gerai, ne taip seniai, mes galėjom valdyti vieną iš svarbiausių reklamų parametrų, tai yra cost per click, tai yra kaina už paspaudimą. Prieš kokius, aš dabar galvoju, 5 gal metus, Etsy nusprendė, kad tai mums vargšams kūrėjams yra per sudėtinga ir atėmė šitą galimybę iš mūsų. Ir reklamų efektyvumas, ypač kai kuriuose specifinėse nišuose, ryškiai sumažėjo ir teko žmonėm atsisakyti jų, nes tiesiog nebeapsimokėjo leisti reklamų visiškai kai kuriems. Tos reklamos pasidarė tokios nenuspėjamos labai stipriai. Aš, pavyzdžiui, už praeitą sezoną net nieko iš reklamų negavau, ta prasme, man jos buvo absoliučiai neveikiančios, kiek įdėti tie gauni, jokio normalaus pelno, o štai praeitas sezonas buvo puikus. Tai labai toksai pasidarė nenaudingas įrankis, kas yra liūdna, nes, iš tiesų, Etsy pats iš reklamų gali uždirbti nemažai pinigų, o taip susigadino savo visus šitos reikalus. Tai nežinau, ar būtent dėl to jie čia dabar daro kažkokius pakeitimus, ar jie suprato, kad tai, ką jie siūlo mūsų tiem mažiem verslam, nėra patrauklu. Bet dabar, jeigu nueisite į Etsy Ads, pamatysite, kad pasikeitė ir išvaizda šiek tiek, atsirado naujas tabas su campaign užrašu, kuriame galit valdyti finansus ten ir pasižiūrėti return on investment, tai yra grąžą už jūsų sumokėtus pinigus. Ir naujausias dalykas, kuris atsirado, tai galite pasirinkti reklamos tipą. Tai reiškia, anksčiau jūs tiesiog leisdavot reklamą, mes visi tiesiog leisdavom Etsy reklamą, ir ką jau ten Etsy su tais mūsų pinigais daro, mes nieko nebegalėjom spręsti. Vienintelis dalykas, ką mes galėjom pasirinkti, tai buvo suma, kurią mes išleidžiam dienai, tai yra dienos biudžetas, ir prekės, kurias norime reklamuoti. Viskas, daugiau nieko nebegalėjai pasirinkti. Tai dabar kas atsirado? Iš pradžių įdomioji dalis, paskui ta tokia nemaloni dalis, kuri bent jau man pasirodė pakankamai, kaip čia pasakius, bjauri. Tai įdomioji dalis yra ta, kad dabar yra 3 strategijos, iš kurių jūs galite rinktis leisdami Etsy reklamą. Tai standartinė strategija, kuri yra įjungta visiems, tai yra viduriukas, taip sakant, kai Etsy reklamos yra subalansuojamos pasirenkant biudžetą
ir kaina už paspaudimą, kuris atitinka optimalią tos reklamos sklaidą ir tikimybę, kad iš jūsų kažką nupirks. Kita strategija yra maksimali sklaida. Tai reiškia, kad jūsų reklamos bus rodomos visur, kur įmanoma, tai yra, kad pasiektų kuo daugiau potencialių pirkėjų ir nebus paisoma paspaudimo kainos dydžio. Tai reiškia, reklama bus brangi, bet jinai pasieks daugiau žmonių. Ir trečias variantas yra optimizavimas kainos. Tai reiškia, reklama bus maksimaliai pigi, tai yra paspaudimo kaina bus kiek įmanoma žemesnė ir optimizavimas yra, kaip čia pasakius, turbūt kaštų linkme, ar ne, kad jūsų reklama uždirbtų kuo daugiau. Jeigu taip grubiai pasakyti, kad jūs išleidžiat mažiausiai įmanomą sumą pinigų tam, kad pasiektumėt savo klientus. Tai aš nežinau iš tiesų, kaip šitas veiks, dėl to, kad tai yra labai naujas dalykas ir ką jie iš tiesų padarė, kol kas yra neaišku. Bet pasižiūrėsim. Ta bjaurioji dalis, apie kurią aš kalbėjau, yra tokia mažytė smulkmena, kad norint turėti galimybę pasirinkti tas reklamos strategijas, jūsų dienos biudžetas turi būti $25. Kas yra šiaip daug, ypač turint omeny, kad mūsų dauguma turi smulkius verslus ir tu netgi Google reklamą, Google AdWordsus tu gali paleisti tam už ir jau jie, jeigu tu teisingai suoptimizuoji, tai sako, kad ten $4 ar €4 dienai, tai čia jau yra optimalus jūsų reklamos biudžetas. O čia Etsis, neduodamas mums valdyti jokių parametrų, išskyrus biudžetą ir, kaip čia pasakius, prašymą, kad jie tą biudžetą optimizuotų kažkaip tai, kaip jiems atrodo tinkama, prašo iš mūsų dienai $25. Tai dabar šitas įrankis yra beta stadijoje, vadinasi, jisai yra visiškai neištestuotas, tai mes perkam tam tikrą prasme katę maiše. Ir aš tikrai negaliu rekomenduoti naudoti vieną ar kitą strategiją, aš pati išsibandysiu, nes man yra įdomu, kaip tai veikia. Tikiuosi, kad nebus taip, kad aš sukišiu krūvą pinigų ir išeisiu į minusą. Labai tikiuosi. Todėl aš renkuosi tą pačią konservatyviausią strategiją ir tikiuosi, kad ta konservatyviausia strategija bus kažkas panašaus, užstrigo kažkas gerkliai, kad bus kažkas panašaus į tai, kas buvo, kai mes galėdavom nusistatyti paspaudimo kainą. Ir jeigu tai yra šitas variantas, tai aš labai tikiuosi, kad tai ir veiks kažkaip panašiai, tai kaip anksčiau, nes aš pavyzdžiui, visą laiką nusistatydavau vos ne minimalę paspaudimo kainą ir reklamos atsiperkamumas buvo labai geras, dėl to, kad tie, kas nenusistatydavo tos paspaudimo kainos, palikdavo ją automatinę, Etsis ją uždėdavo gana didelę ir jie savo biudžetą išnaudodavo dienos pradžioj ir vakarui ar kitai ten dienos pusiai jau dalies tų reklamuojamų prekių nebelikdavo ir tada iškildavo tos prekės, kurių biudžetas už paspaudimą buvo mažas. Tai gaudavosi, kad mes matomumą turėdavom gerą, nes vis tiek kažkokį tai pusdienį tu esi matomas, galbūt netgi matomas tą aktyvesnį pusdienį, tai yra į popietę viskas, į vakarą eina ir tavo paspaudimai yra pigesni, tai reiškia, jeigu taip imam, kad tu už tą $1 gauni daugiau paspaudimų, vadinasi gauni daugiau akių, vadinasi gauni didesnę tikimybę, kad tavo prekė nupirks. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas naujas dalykas, šitas strategijų pasirinkimas
bent jau kažkas panašaus bus. Aišku, tie $25 dienai atrodo kosminė suma, nes jų rekomendacija yra maždaug pasirinkti kažkokią tai strategiją, paskirti jai 25 arba daugiau dolerių dienai ir palikti 30 dienų. Na tai jūs įsivaizduokit, jeigu kiekvieną dieną bus išnaudojami tie $25, nu tai čia toksai, kaip čia pasakius, brangus malonumas gaunasi. Tai aš kol kas nežinau, ar aš paliksiu 30 dienų, priklausys nuo to, kaip elgsis tas mano reklaminis biudžetas. Aišku, jeigu pradės kristi pardavimai ir pradės atsipirkti, tai valio, aš tada visiems pulsiu labai reklamuoti. Ir gal netgi padarysiu geresnį video prie kompiuterio, nors kol kas nepažadu, nes niekaip neprieina rankos susitvarkyti normalios įrašymo programos ir kad galėčiau jums video įrašinėti prie kompiuterio, bet pasižiūrėsim. Tai jeigu kam įdomu prasitestuoti, tai pasižiūrėkit. Aš turiu įtarimą, kad ta pigi strategija, tai yra ta strategija, kuri optimizuoja kainą, gali būti, kad iš viso net nesunaudos to biudžeto viso dienos. Žiūrėsim, kaip bus. Aš į savo reklamą žvilgtersiu iš karto jau rytoj, ta prasme, seksiu dabar pakankamai atidžiai, kaip jos elgėsi, ir galėsiu kažką tai jums pakomentuoti. Aišku, dabar mano prekiam dar ne visai sezonas, bet jau jisai po truputį įsisiūbuoja. Ir tikėkimės, kad šitas pakeitimas gal bus ir visai naudingas. Tai va tiek apie reklamas. Dar turiu planą padaryti vieną mažą video apie šiokį tokį įdomų kosmetinį pakeitimą Etsy, bet tam reikėtų, kad aš sėdėčiau prie kompiuterio. Tai, žiūrėsim, ar pavyks ar nepavyks, bet tikiuosi, kad gal kažkas pavyks. Tai geros dienos visiems ir tikiuosi buvo šiokios tokios naudos iš šito video. Iki.